Sveiki visi, susirinkę į eksporto klubą, šį kartą apie Švedijos rinką ir informacinių technologijų sektorių. Aš esu Marija Šaraitė, Global Lithuania Leaders vadovė. Esame globalių Lietuvos profesionalų tinklas ir vienydami lietuvius gyvenančius pasaulyje įvairiausiose valstybėse ir dirbančius įvairiose sektoriuose. Džiaugiamės partnerystę su inovacijų agentūra ir šiais eksporto klubais, kurie yra būtent galimybė globaliems lietuviams pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir patarimais su Lietuvos įmonėmis. Ir taip pat labai džiaugiamės, ką šiandien jūs taip pat išgirsite, tiek pavienių profesionalų patirtis ir patarimus, tiek ir susipažinsite su Stokholmo profesionalų klubu. Tai tuo jau pradėsime ir dar šalia manęs įžanginį žodį tars irgi dar vieni iš mūsų partnerių, Švedijos prekybos rūmų Lietuvoje direktorė Odilija Gontoriūtė. Odilija, prašau. Sveiki, ačiū labai, Marija. Tai esu Odilija Gontoriūtė, Švedijos prekybos rūmų vadovė. Mūsų organizacijos tikslas yra stiprinti verslo ryšius tarp Švedijos ir Lietuvos. Labai džiaugiuosi šią iniciatyvą ir šio renginio pranešėjų dėmesio Lietuvos IT įmonėms, kurios domisi Švedija. Esu taip pat dirbusi Infobalt IT asociacijoje kaip eksporto projektų vadovė ir jau tada Infobalt nariai buvo išsirinkę Švediją kaip prioritetinę eksporto šalį. Švedams mes įdomus jau nebe dėl to, kad kažkada buvome pigesni, o dėl kokybiško IT paslaugų ir produktų. Norėčiau pastebėti, kad švediški verslai ieško ilgalaikių partnerysčių, o ne vienkartinių transakcijų, todėl savo partnerius atsirenka atsargiai ir tai užtrunka. Todėl tiem, kas pasiryžo žengti žingsnius į Švedijos rinką, palinkėčiau kantrybės. Mes organizuojame per metus kelis seminarus, kur pakviečiame savo narius, švedus, arba daug patirties su švedais turinčius narius pasidalinti savo patarimais apie švedų verslo kultūrą. Tai gali padėti išvengti bereikalingų klaidų ir labiau pažinti švedo verslo kultūrą. Apie pasiruošimą, dirbant su švedų rinka, kalbės ir kiti pranešėjai. Tai tikiuosi, kad renginio turinys jums bus naudingas ir padrąsins žengti žingsnius į Švedijos rinką. Gerą renginį. Puiku, labai ačiū Odilija ir toliau keliaudama į mūsų renginio turinį, dar trumpai noriu paminėti gal kai kuriems verslams girdėtą iniciatyvą, koncepciją Team Lithuania. Tai labai džiugu, būtent, kad bendradarbiauja drauge skirtingose valstybėse tiek institucijos, tiek diplomatai, tiek profesionalai, bendruomenės ir prekybos rūmai ar kitos organizacijos. Tai labai svarbu šitas visas apsijungimas ir būtent ties tuo noriu pasidžiaugti, kad šiandien žodį perduodu toliau moderuoti ir kalbinti mūsų ekspertus, pašnekovus, komercijos atašė Švedijoje Dariui Budriui. Tai Dariau, prašau, renginys ir toliau pranešimas jūsų rankose. Ačiū, Marija. Sveiki visi, esu Darius Budrys, Lietuvos komercijos atašė Švedijoje. Na ir pirmiausia, iš tikrųjų noriu padėkoti tiek mūsų pranešėjams, tiek Lietuvos įmonėms už tą pasišventimą darbui. Įmonėms, kurios atstovaujate ir Lietuvos ekonomikai, iš tikrųjų aukojat pietų laiką, kad galėtume sužinoti daugiau apie Švedijos rinką, tai pasistengsime išpildyti jūsų interesą ir lūkesčius. Tai mano uždavinys šiandien ganėtinai paprasta, tai pristatyti Švedijos informacinių technologijų rinką. Sekundėlę toj pabandysiu pasidalinti savo skaidrėmis. Tikiuosi matosi. Tai tuomet ir pradėsiu. Tai šitoje skaidrėje yra pateikiami Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenys. Pagal juos Švedija gerokai lenkia kitas Šiaurės Europos valstybės pagal IT sektoriaus sukuriamą dalį bendrame vidaus produkte. Ypatingai ta dalis stipriai išaugo per pastaruosius 5 metus. Šiuo metu jinai siekia kiek daugiau negu 10%.
rinkoje dirba apie kiek daugiau nei 4 procentai Švedijos darbo jėgos. Na ir čia, žinoma, kai valstybė skiria tiek daug lėšų inovacijoms, tai nenuostabu, kad yra tikrai daug stiprių IT sektoriuje dirbančių įmonių, stipri startuolių bendruomenė, daug kam žinomi tokie vardai kaip Klarna, Spotify, Skype, tai manau apie tai daugiau nesiplėtosiu. Mums kiek aktualesnė yra ta pirkimo pusė ir reiškia, kiek Švedijoje yra išleidžiama informacinių technologijų įsigijimui ir pagal šitą rodiklį Švedija gerokai lenkia savo kaimynės. Jeigu paimti visą pyragą, tai Šiaurės Europoje IT sektoriui išleidžiama apie 45–50 milijardų eurų. Švedijos rinkos dalis yra apie 40%. Na ir prognozės reiškia, kad yra tokios, kad tai yra viena sparčiausiai augančių IT rinkų iš visos Šiaurės Europos. Kaip pasiskirsto ta Švedijos išlaidų IT sektorioje struktūra? Na čia paskutiniai duomenys, kurios pavyko atrasti, buvo 23 vasarį, čia statistikos departamento duomenys, bet jie atspindi 21 metų situaciją. Ta situacija nemanau, kad bus čia labai iš esmės pasikeitusi. Tai reiškia, bendros išlaidos informaciniam technologijom siekia apie 21 milijardą eurų. Tos 3 pirmos eilutės mums gal mažiau aktualios, konsultacinės paslaugos, juose daugiau žaidžia vietiniai žaidėjai, čia tokia gal atskira tema, bet aktualesnės yra 2 paskutinės eilutės, tai yra programinės įrangos įsigijimai ir IT paslaugos. Tai šita dalis sudarė maždaug apie 13 milijardų eurų. Kalbant apie jas atskirai, kalbant apie programinę įrangą, tai daugiausia užpirkimų darė prekybos sektorius, na ir tas buvo natūralu po COVID-o, reiškia, įsibėgėjo e-parduotuvių steigimai, buvo diegiamos kitos technologijos, na ir gamybos sektorius, kuris buvo antroje vietoje. Manau, kad jeigu turėtumėm 22 metų duomenis, jis šiai dienai pirmautų, nes žvelgiant į bendrą ekonominį kontekstą, tai gamyba išlieka tuo pagrindiniu ekonomikos stuburu, kuris šiai dienai tempia visą ekonomiką. Čia gal atkreipti dar galima dėmesį, kad didžiausi užpirkėjai yra stambios įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų. Kalbant apie IT paslaugas, šita rinka siekia maždaug kiek daugiau negu kad 7 milijardus eurų ir maždaug 74% IT paslaugų yra perkama iš trečiųjų šalių ir tas skaičius po COVID-o laikotarpį gerokai išaugo. Pasiūla, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad, na, iš tikrųjų Švedija patenka tarp šalių, kur yra labai didelis atotrūkis tarp IT paslaugų, kurių reikia verslui ir ką gali pasiūlyti rinka. Yra gana nemažas informacinių technologijų specialistų trūkumas. Čia kalbama ir apie bendrą IT specialistų trūkumą, kurie teikia fiksuotas IT technikų paslaugas, service desk specialistų paslaugas. Na, taip pat ir programinės įrangos kūrimo specialistų, nes beveik pusė Švedijos didelių įmonių nepriklausomai nuo sektoriaus kūrė savo programinės įrangos produktus, bet technologijos juda į priekį, atsiranda naujų kompetencijų poreikis, na ir įmonės neišvengiamai yra priverstos pirkti IT paslaugas iš trečiųjų šalių. Taip pat paminėtina ir žaidimų industrija. Sakoma, kad kas 8 žmogus pasaulyje yra žaidė Švedijoje pagamintą žaidimą. Šita industrija maždaug siekia 2,5 milijardų dolerių apyvartą, dirba apie 9 tūkstančius darbuotojų.
Tai čia auga ir senų projektų priežiūros poreikis, taip pat gimsta ir nauji tarptautiniai projektai, debesų kompiuterija ir taip toliau, tai čia gal labai nebesiplėtosiu. Kurie sektoriai yra pagrindiniai pirkėjai, na tai tie, kurie tradiciškai stiprų Švedijoje jie ir išgyveno tą didžiausią skaitmenizacijos transformaciją, čia paminėtina gamyba, automotive sektorius, gyvybės mokslai, finansai, pastaruoju metu, žinoma, gynybos pramoniai buvo labai padidintas ženkliai biudžetas, tai čia atsiranda ir cyber security sprendimų poreikis. Na ir faktas, kad ne visus sprendimus pavyksta gauti vietoje, tad tenka dalį IT paslaugų importuoti. Statistika rodo, kad importo vertė siekia apie 15 milijardų eurų. Toje dalyje, aišku, slepiasi ir mažiau gal aktualios paslaugos internetinė telefonija ir kita, bet čia gal labiau paminėčiau IT outsourcingo paslaugas, jų dalis nuolat auga ir 23 prognozuojame, kad pasieks 4,8 milijardus eurų. Na ir tada, aišku, įdomu, kaip mes atrodome šitame bendrame kontekste. Jeigu pasižiūrėti į skaidrę viršų, tai matysim, kad mūsų paslaugų eksportas į Švediją auga nuolat, nekreipiant dėmesio į ekonominį cikliškumą. Ir jeigu dabar prekyba, eksportas prekėmis yra smukė į Švediją galbūt 12%, tai aš manau, kad ir šiais metais mes pasieksime naują rekordą. Kaip matom, reiškia, telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos sudaro apie 11%, tai galim nesunkiai paskaičiuoti, kad mūsų eksportas IT paslaugų eksportas į Švediją siekia maždaug apie 90 milijonų eurų. Čia, aišku, vėlgi galima paminėti, kad Lietuvoje ne vienas Švedijos kapitalo verslo paslaugų centras, turim ir Swedbank, ir SEBA, ir Telia, tai jie turbūt pasiema tokią liūto dalį. Ir tada klausimas natūralus, kaip yra su lietuviškų šaknų IT įmonėmis, kurios nori įeiti į Švedijos rinką ir pasiūlyti savo kompetencijų ir paslaugų paketą. Na, bet čia jau šitoj vietoj būsiu linkęs sustoti ir perduoti žodį mūsų ekspertams. Ir dabar norėčiau pristatyti tada Aušrą Matusevičienę, SEB banko finansų vadovė, kuri taip pat buvo atsakinga už IT ir operacijas Baltijos šalyse, taip pat Veslava Ganauskė, Luminor lėšų valdymo produktų skyriaus vadovė, prieš tai jinai dirbo Nordea, galbūt Veslava daugiau irgi papasakos apie save prisistatydama, tai žodis jums ir ačiū uždėmesį. Ačiū Dariau už pristatymą. Veslava, taip, dėkui. Mes su Veslava padarysim bendrą prezentaciją kartu. Ir turbūt jeigu eiti, jau Darius mus pristatė, vienintelį, ką aš galiu apie save papildomai pasakyti, 10 metų Švedijoje dirbu SEBe. Šiuo metu finansuose, bet beveik visą laiką tarp IT ir finansų. Prieš ateinant į finansus paskutinė rolė buvo CTO corporate bankingė, taip kad manau, kad turiu pakankamai gerą įdirbį šitoje srityje ir pabandysiu pasidalinti savo įžvalgomis. Veslava, muted. Atsiprašau, tai dabar grįžtu prezentaciją. Aš tik tai gal papildysiu, kad iš savo pusės, kad negrįžti prie šitos skaidrės, kad prieš 2 mėnesius grįžau iš Švedijos, paskutinius 7 metus dirbau Nordea banke Švedijoje su bankinių produktų vystymu, banko teikėjo tvirtinimo patirtim ir bendradarbiavimo su vendoriais ir fintech įmonėmis. Judame, tai dabar Aušra, tavo eilė. Taip, ir Darius apžvelgė daugiau bendrą IT paslaugų rinką. Aš iš savo pusės galiu pakalbėti apie IT arba tech paslaugas finansų rinkos arba finansų sektoriuje.
ir kelias minutės praleisti čia, kaip konkrečiam, kalbant kaip apie konkretų pavyzdį. Ir jeigu pradedant nuo to, kokia yra finansų rinka, yra pagrindiniai 4 žaidėjai Švedijoje, sakyčiau, didieji bankai, kurie užima apie 80% rinkos. Jeigu pažiūrėsime, net į Skandinaviją yra apie 6-7, taip kad koncentracija didžiųjų organizacijų yra pakankamai nedidelė. Žinoma, aplinkui yra daug papildomų internetinių bankų, kaip Darius minėjo, Klarna ir kiti pavyzdžiai, daugiau fintechų ir naujųjų įmonių. Jeigu žiūrim ir koncentruojamės į pagrindinius bankus, temos yra globalios, matyt, nieko čia nenustebinsim, tačiau viena įdomi detalė, kad beveik visi pagrindiniai bankai yra seni, skaičiuoja daugiau negu 100 metų šitoje rinkoje, todėl temos yra kaip ir iš 2 pusių. Iš vienos pusės naujausios inovacijos ir pagrindinės temos, tai yra žinoma cloud transformacija, data management, cyber security, AI, tos temos, kurios yra inovacijų pagrindiniai dalyje. Iš kitos pusės, bankai buvo pionieriai prieš 30-40 metų ir tada įdiegė naujausias technologijas. Todėl šiuo metu yra pakankamai daug jėgų skiriama, kaip vadinama, future proofing, arba užtikrinimo, kad tos senos technologijos veiktų ir ateityje. Taip kad sakyčiau, kad bankinis sektorius visą laiką svyruoja tarp tų 2 temų. Jeigu žiūrime, kaip tech organizacijos atrodo bankuose, vienas išskirtinis bruožas yra, kad beveik visi bankai turi pakankamai stiprias vidinės technologijų organizacijas, kaip mes sakom, bankai yra kaip ir pakankamai didelės technologijų įmonės, turbūt visose bankuose yra daugiau negu keli tūkstančiai darbuotojų šitoje srityje. Kas yra įdomu, vis tik tai Skandinavija ir Švedija yra pakankamai arti Baltijos šalių, taip kad turi pakankamai didelius padalinius, beveik visi bankai didieji ir kitos finansinės organizacijos arba Baltijos šalyse, SEBas Lietuvoje, Swedbankas Lietuvoje arba Lenkijoje ir kitur rytų Europoje, kaip pavyzdžiui Nordea. Kaip jau minėjau, iššūkiai susiję su legacy sistemų atnaujinimu yra viena tema ir dažniausiai vidinės organizacijos dirba su tuo. Iš kitos pusės, jeigu perkami naujausi produktai, jie perkami iš pasaulinių lyderių. Beveik visi bankai dirba su Oracle, Google, Amazon, ta prasme. Taip kad jeigu įsigyjamos nauji solutionai, jie dažniausiai yra perkami iš lyderių. Taip kad žiūrint į lietuvišką rinką, turbūt iššūkis yra, kaip įeiti į sektorių, kuris turi pakankamai stiprią vidinę organizaciją iš vienos pusės arba orientuojasi į pasaulinius tiekėjus. Iš kitos pusės, aš manau, kad mes kalbėsim apie kultūrą ir kas yra svarbu švediškose įmonėse ir vis tik tai ilgalaikiai santykiai ir pasitikėjimas yra labai svarbu. Taip kad turbūt vienintelis mano pagrindinis, jeigu atsimintumėt vieną žinutę, tai pagalvokite, kad šitie bankai turi pakankamai stiprus technologijų padalinius vietoje, Lietuvoje arba Lenkijoje, taip kad galima pradėti su jais dirbti neišėjus iš namų, jeigu sakysime taip. Galbūt nereikia labai smarkiai investuoti į kontaktų Švedijoje, galima pradėti tą taip pat sėkmingai daryti ir Lietuvoje. Aš turbūt sustosiu iš savo pusės ir Veslava, prašau. Ačiū labai, ačiū Aušrai. Kalbėsiu daugiau apie procesą, kaip tiekėjais tapti. Jeigu esate įmonė Lietuvoje, kuri jau teikia paslaugą kitoms įmonėms, iš esmės reikalavimai yra vienodi. Nieko naujo, šita skaidrė yra tiesiog patvirtinimas jums, kad kalbame apie tą patį atitikimą ES reglamentams, tokiems kaip GDPR, kibernetinis saugumas, aplinkos standartai, kad įmonė turi teikti
paslaugos su stipriamis saugumo priemonėmis, socialinė atsakomybė svarbi įmonės, vertybės ir kultūra, finansinis stabilumas. Nieko naujo, jeigu teikiat čia, identiški reikalavimai teikiant paslaugas Švedijoje. Kai kalbame apie tiekėjų patvirtinimą arba kaip patapti tiekėjų, tam, kad suprasti arba išmokti, kokie yra standartai, kokie yra žingsniai, labai galiu patarti procesą, kurį nekartą vien pati praėjau. Nordea.com puslapyje yra visa informacija tiekėjams, portalas tiekėjams, kur galite užsiregistruoti Ariba sistemoje, pačioje yra nuoroda, ir praeiti visą procesą tam, kad suprasti, kokie klausimai užduodami, kas įmonėje yra svarbu, ir turėsite puikų įsivaizdavimą apie teikėjo proceso patvirtinimą. Viršui matote, specialiai įdėjau, kad galite pasižiūrėti ir reikalavimus sutartims, ir NDA, ir standartai, ir techninės specifikacijos įmonių, kokios yra svarbios. Po dešinė yra klausimai ir atsakymai, kurie yra naudingi suprasti apie procesą, apie atsiskaitimą, apie pasirašymą. Tikrai pritariu Aušrai pasakytai minčiai apie, kad didelės organizacijos dirba su dideliais žaidėjais. Tos pačios pasaulinės įmonės kaip Oracle, Accenture, IBM. Ir didelės įmonės labai išimtinais atvejais pasirašo sutartis su mažais žaidėjais. Tai nėra kažkoks perdėtinis išrankumas, tai yra reguliaciniai reikalavimai. Yra žymus posakis: galima outsourcinti paslaugą, bet negalima outsourcinti atsakomybės. Tai yra labai aiškiai reglamentuotas procesas europinis dėl outsourcinimo paslaugų, ypač finansinėme sektorėje. Ir tam, kad jį atitikti, reikia būti didelių žaidėjų arba turėti tą užnugarį, kuris, kai bus neidealios sąlygos, pasirūpins to saugumo ir stabilumo. Tai vienas iš tokių paprastų, apibendrinant šitą skaidrę ir gal dar keletą sekančių, kad reikalavimai tiekėjų proceso patvirtinimo Švedijoje visose bankuose būtų beveik vienodi. 95% kaip minimumas būtų vienodi, ir kad švediškų įmonių dėmesys yra labai stiprus būtent atitikimui verslo elgesio kodeksui. Tai reikalavimai procesas plus svarbus akcentas į verslo elgesio kodeksą, apie tą pasitikėjimą, apie ilgalaikius santykius, tą turėtumėt žinoti. Jeigu pristačiau procesą, pasakiau, kad tarp bankų jis yra vienodas, o jūs norite bendradarbiauti arba suprasti, pabandyti save tame bendradarbiavime, vienas paprasčiausių būdų būtų patapti subrangovu arba teikti paslaugos didžiausiams žaidėjams. Tikrai turėjau tokios situacijos, kada turėjau santykius su didžiausia pasaulinė įmonė, kuri buvo pasirašiusi subrangą su Latvijos įmonė, su estiška įmonė ir teikia konsultacinės paslaugos, teikia testavimo paslaugas, teikia kibernetinio saugumo ekspertizės. Tai galima ir tiesiausias kelias būtų per subrangą prie didžiausio įmonė. Šiais metais kartu su Swedish Chamber of Commerce buvome fantastiškoje ekskursijoje Švedijoje Scania gamykloje ir mums buvo pristatytas procesas teikėjo patvirtinimo. Buvo malonumas klausytis, užduoti klausimų ir pasitikrinti patį procesą, kad jis yra identiškas procesas bankiniam sektoriui. Galbūt nėra to reguliacinio finansiniams paslaugoms, bet iš reikalavimų tiekėjams ir pagrindimo, kodėl tikrai jis yra labai panašus. Tai jeigu jūs domina ne finansinis sektorius, bet kitos įmonės, stambios įmonės ir stabilios įmonės, tikrai galite pasitikrinti jų internetiniam puslapyje. Dažniausiai būna informacija arba portalas būtent teikėjams, kaip patapti, kokie reikalavimai, kokios yra taisyklės dėl sutarčių pasirašymo ir dėl sąskaitų pateikimo. Apibendrinant keletą patarimų, tokių praktinių, nes buvo prašymas turėti papasakoti iš praktinės pusės, turėti daug kantrybės. Švedija yra fantastiška rinka, labai įdomi, malonumas joje dirbti, bet tai yra maratoninis žaidimas arba nusiteikite ilgam žaidimui. Tai jis yra ilgas įėjimo procesas, jeigu turėsit kantrybės, tai bus apdovanota jums pabaigoje rezultatu. Bet turėti kantrybės, neskubėti pradžioje, niekur nenuskubėsit,
bet eiti ir daryti namų darbus ir daryti žingsnis po žingsnių tai, ką reikia padaryti. Tai, ką Aušra jau pasakė, bendradarbiauti su švediško kapitalo įmonėmis Lietuvoje, fantastiškas patarimas, tikrai pritariu. Pradėti nuo subtiekėjo rolės, tiesiausias kelias įeiti į rinką, įgauti patirties ir užsidirbti vardą. Gauti pirmus užsakymus iš mažesnių įmonių, turbūt irgi labai paprastas ir praktinis patarimas. Tam Švedijoje yra svarbios rekomendacijos. Kaip aš atrenku, ar Švedijoje, ar čia tiekėją, tikrai pasiklausiu, kokiose rinkose tiekėjas dirba ir kokių klientų galiu pasiklausti, gauti rekomendacijas, pasiskambinti, paklausinėti. Ta darau pati, tikrai Švedijoje tas yra daroma. Ieškoti vietinio agento užsakymams gauti. Tai yra žmogus, kuris gyvena Švedijoje ir gali atstovauti jūs ir už tam tikrą procentą duoti jums užsakymų ir atstovauti jūs toje rinkoje. Tikrai veikianti ir turbūt mažiausiai resursų iš jūsų reikalaujantis darbas, greičiausias gauti pirmos patirties. Didinti savo įmonės žinomumą švediškoje rinkoje tikrai yra svarbu. Yra ir konferencijos, networkas, LinkedInas, kur apie save turite pradėti kalbėti. Būtų paprasta apie jūs surasti informaciją, pasiskaityti, ką jūs darote, kur jūs veikiate, kur jūs specializuojatės. Įsigilinti kultūrinius skirtumus. Tikrai turėjom neseniai su Rūta pokalbį su vienu švedu, kuris mums padeda ties vienu naujienlaiškiu. Ir apibendrinimas iš to susitikimo buvo: švedai yra mandagus, bet jie nėra naivūs. Jeigu jums mandagiai pasakė, ačiū, labai fantastiškas pristatymas, pateikėte daugiau informacijos raštu, tai yra mandagus atsakymas, kad ačiū, bet dabar nedomina. Nebandykite po tokio teigiamo grįžtamo ryšio iš karto siūsti pardavimo pasiūlymą, neskubėkite. Turbūt pereisiu nuo to nenaivumo prie labai svarbaus patarimų. Jokių būdų per pirmąjį susitikimą nepardavinėkite. Pirmas susitikimas yra susipažinimui, pristatyti, apie ką jūs kalbate, apie kokią įmonę, ką reprezentuojate, bet jokių būdų nepardavinėti. Tai yra susipažinimui, susitarimui dėl skambučio, dėl susitikimo. Per pirmąjį skambutį prašau irgi nepardavinėkite, susipažinkite. Tai yra kultūrinis aspektas, tai yra dalis, kaip veikia verslas Švedijoje. Ir turbūt apibendrinant, nuo ko pradėsiu, tuo ir pabaigsiu, tai yra švedai orientuoti į ilgalaikį bendradarbiavimą. Turbūt jeigu pasakysiu, kad patys nesusigundytumėt važiuoti į Baltarusiją dėl pigesnių odontologijos paslaugų 20%, turbūt ir švedai dėl mažesnės kainos nekeis savo tiekėjų. Turi būti kitas pridėtinės vertės kūrimas. Tai yra jūsų žinios, jūsų operatyvumas, jūsų vertės ir našumo santykis, bet tikrai ne kaina. Ir dėl to tai yra santykių kūrimas, kuris yra ilgam. Jeigu jūs domina santykių kūrimas ilgam, tada šita rinka tikrai yra jums. Dar buvo pasakyta iš klausimų, kur nuorodos, kur galima surasti, sujungti tiekėją su paslaugų pirkėju. Tai labai rekomenduoju pirmą nuorodą, kur yra portalas, padarytas, man atrodo, vokiečių, kur galima Švedijoje surasti įmonės, kurios ieško užsakymų, paskelbia, kokių užsakymų jiems reikia ir galite tikrai dalyvauti, siūlant savo pasiūlymą, siunčiant savo pasiūlymą ir reprezentuojant savo įmonę tame portale, platformoje. Dar buvo iš klausimų, kur galima sudalyvauti Švedijoje konferencijose, tai paruošiau iš interneto sąrašą konferencijų, kurios bus 24 metais. Man žinomiausia, kur tikrai dalyvauju daugiausia metų, turbūt yra Stokholmo finteko savaitė, ilga savaitė, kur daug įmonių teikiančios savo paslaugas ir konsultacinių, ir IT įmonių reprezentuoja, ateina apsikeisti kontaktais, pasižiūrėti, kas vyksta šitoje rinkoje. Bandžiau greitai, nes turime daug dar pranešėjų, tai jeigu turit klausimų, galim pereiti dabar arba galime pasilikti laiko pabaigai.
Ačiū labai Veslava ir Aušra. Pristatėte, kokias sritis fokusuojasi stambios finansų sektoriaus, stambus finansų sektoriaus žaidėjai. Patarimas atkreipti dėmesį į Švedijos bankų padalinius Lietuvoje, pasiskaityti stambių tiek finansų, tiek nefinansų korporacijų internetinius puslapius, būtent kokios sąlygos keliamos potencialiems tiekėjams. Galvojame apie klausimą, kokius namų darbus turėtų atlikti įmonės, bet pačiame pranešime, man atrodo, buvo išties labai daug informacijos. Dar buvo tarp klausimų, ar verta atlikti rinkos tyrimą dėl produkto tikslinės auditorijos einant į Švedijos rinką. Šitą klausimą galiu pakomentuoti. Jeigu Lietuvoje teikiate paslaugos, ar tai būtų SaaS, software as service, ar tai būtų produktas, tikrai, jeigu jau jis naudojamas klientų, tai atskiro tyrimo pasakyčiau, kad daryti neverta. Verta būtų ieškoti užsakymų arba kažkokių klientų pradiniam bendradarbiavimui, kur gautumėt grįžtamą ryšį. Atskiras produktų vertinimas nemanau, kad reikalingas rinkai tinkamumui. Nebent tai būtų labai specifinis, bet IT paslaugų sektorėje nemanau. Tai ačiū labai ir tuomet žodį perduosim Vytui Taujanskui, Atomic Consulting partneriui, Digital AI viceprezidentui IT inžinerijai. Tai Vytai, prašom. Ačiū Dariau už pristatymą. Savo pranešime pasidalinsiu keletų atvejų eksportuojant IT paslaugas į Švediją iš mano įvairios patirties. Tai, kaip Darius minėjo, pagrindinė mano šiuo metu veikla susijusi su IT inžinerijos valdymu. Esu Digital AI viceprezidentas DevOps produktams ir šalutinė rolė Atomic Consulting partneris, kur prisidedu verslo plėtra ir strategija. Anksčiau nemažai metų praleidau IT paslaugų kompanijose, kur rolė apėmė ir gamybos valdymą, ir pardavimus verslo plėtrą. Tai tų bandymų tiek į Švedijos rinką, tiek į kitas Skandinavijos rinkas buvo ne vienas skirtingose įmonėse ir praleisti ne vieni metai ir nesėkmių patirta nemažai. Tai noriu pasidalinti su jumis keliais apibendrinimais, keliom patirtim, kuriuose bus paminėtos pamokos ir patys scenarijai, kuriuos teko patirti. Prieš pradėdamas trumpai pristatysiu Atomic Consulting. Kompanijos pagrindinės veiklos sritys yra patyrusių specialistų nuoma, dedikuotos IT komandos nuoma ir samdymo paslaugos. Pagrindiniai klientai daugiausiai finansų kompanijos, Danske Bank, Luminor, US Bank, taip pat kitos užsienio kapitalo įmonės. Taigi, pirmas bandymas, kurio norėčiau pasidalinti, yra susijęs su savitarnos kanalo plėtra Švedijos telekomunikacijų grupiai. Darbai prie susijusių projektų prasidėjo Baltijos šalyse su grupės dukterinėmis įmonėmis ir tie darbai nuosekliai plėtėsi tiek savo įvairovę, atsirasdavo kitokių įvairesnių projektų, tiek geografija, atsirasdavo grupės įmonės iš kitų šalių, kurios užsisakydavo panašius darbus arba kitokius projektus. Tačiau pagrindiniai darbai savitarnos kanalo kūrimas ir vystymas tapo komandos specializacija visoje grupėje. Ir Švedija kaip grupės motininė kompanija buvo įdomi kryptis, joje taip pat atsirado pamažu nedideli projektai ir tuo pačiu noras, motyvacija plėsti tuos projektus, didinti komandos apimtį ir darbų apimtis būtent šioje šalyje. Tai tokiu būdu plėtėme kontaktų ratą būtent Švedijos įmonėje ir supratome, kad norisi tą kontaktų ratą plėsti ne tiek su projektų dalyviais ir su projektų nariais, bet ir aukštesnėme lygmenyje. Tai šiuo atveju mes labai sėkmingai bendradarbiavome su tuometiniu komercijos atašė Audriu Masulioniu, kuris padėjo suorganizuoti susitikimus su valdybos nariais ir užmegzti tuos aukštesnio lygio kontaktus, kuriuos mes siekime. Šis atvejis nėra produktas, tačiau labai arti produkto, nes komandos specializacija buvo savitarnos kanalo kūrimas ir ta specializacija buvo žinoma įvairiose grupės įmonėse. Plėtros greitis nuo pirmųjų darbų Baltijos šalyse iki pirmųjų projektų Švedijoje buvo tikrai nedidelis, jis užtruko keletą metų, gal netgi daugiau negu 5 metų. Ir tai vyko gan organiškai, nebuvo to pradinio tokio tikslo
keliauti į Švedijos rinką, bet tiesiog pats greitis ir pati ta tokia plėtra, jinai tikrai užtruko. Ir prie plėtros prisidėjo tiek kontaktų tinklas Švedijos įmonėje, tiek geras komandos darbas ir rekomendacijos tarp grupės kompanijų. Antroji patirtis susijusi su dabartinė kompanija Atomic Consulting. Jinai labai iš tikrųjų panaši tam scenarijui, kurį minėjo Aušra. Ji prasidėjo dar iki 2016 metų atsirandant kompaniją, tačiau su didelė motyvacija eksportuoti IT paslaugas. Ir vienas iš bandymų buvo Nordea grupė, kurios pagrindinė būstinė tuomet dar buvo Švedijoje. Vėliau kompanija perkelė savo pagrindinę būstinę, bet tuo metu tai visiškai atitiko netgi šio susitikimo kryptį ir temą. Ir pirmieji bandymai buvo nesėkmingi, padarytos visos klaidos, kurios minėtos prieš tai. Ir trūko patirties, trūko resursų, bet užsimezgė santykiai, užsimezgė kontaktai ir tie kontaktai padėjo sužinoti apie projektus Baltijos šalyse. Taigi po kelių metų mes sėkmingai pradėjom darbus Lietuvoje ir Latvijoje prie 2 bankų sujungimo projektų, šiuo metu žinomo kaip Luminor. Šis atvejis skirtingas nuo ankstesnio, nesusijęs su produkto kūrimu, daugiausiai patyrusių IT specialistų nuoma, vėlgi kaip ir minėta ankstesnėje prezentacijoje, eksportas pavirto darbu tiesiogiai su dukterinėmis kompanijomis, tačiau tai verslo požiūrį vis tiek buvo didelis laimėjimas ir sėkmės kriterijų šiame projekte buvo laiku ir vietoje, kliento poreikių žinojimas ir pasiruošimas tos poreikius įgyvendinti. Taigi keletas šios patirties apibendrinimų, kad tos nesėkmės taip pat padeda, jos padeda išmokti, padeda suprasti kažką geriau. Geriausias prisistatymas visgi anksčiau atlikti darbai ir ankstesnės patirtis. Ir tuo pačiu klausimas galbūt kitiems diskusijos dalyviams, į kurį atsakymą nepavyko surasti, kaip megzti asmeninius santykius su švedais, kai jų laikas po darbo skirtas šeimai. Tai tiek mano pranešimo. Ačiū labai. Tai ačiū labai Vytai už pristatymą ir tuo pačiu noriu taip pat paties paprašyti atsakyti vieną iš pateiktų klausimų. Ar verta ir jeigu taip, nuo ko pradėti ieškant tarpininkų ir paslaugų siūlymo atstovo Švedijoje? Reikia prieš ieškant tarpininko atsakyti klausimą, kurioje srityje reikalinga pagalba ir kurioje srityje tas tarpininkas bus naudingas, jeigu jisai padės įveikti barjerą dirbti tiesiogiai su klientu, su kuriuo norite darbuotis. Be abejonės verta. Antras žingsnis, jeigu jau ieškote klausimų, reikia pagalvoti, kaip jūs sukursite vertę ne tik galutiniam klientui, bet ir tarpininkui. Tai pats banaliausias vertės sukūrimas yra pigesni kaštai, tačiau nereikėtų galvoti vien apie tai. Galima kitokiais būdais kurti vertę, kaip antai padidinti tarpininko gamybinius pajėgumus, padidinti komandos kompetencijas tam tikrose srityse, kuriuose tarpininkas neturi kompetencijų. Galbūt kartu bendradarbiaudami jūs galite pasiūlyti didesnę produktų įvairovę arba kažkokias unikalias paslaugas, ko negali pasiūlyti vienas tarpininkas. Tai turint omeny šios kriterijus, be abejonės tarpininko paieškos yra vienas iš teisingų krypčių eksportuojant. Ir dar jeigu galima dar vieną klausimą tada paklausiu, ar Lietuvos IT specialistai vis dar patrauklūs dėl išaugusių kainų? Geras pastebėjimas, iš tikrųjų tos kainos auga ir jos ganėtinai lyginasi su kaštais vakarų Europos šalyse, kitur Europoje. Tačiau tiek iš mano ankstesnės patirties, tiek iš dabartinės, aš šiuo metu gal tiesiogiai nesusiduriu, aš manau, kad nemaža eksporto sėkmės sąlygų nėra kaštų taupimas. Tai yra tiesiog kažkokių darbų padarimas, kompetencijų įgijimas, užduočių įgyvendinimas. Ir jeigu mes negalvojame apie kaštus, o galvojame apie galutinį rezultatą, galutinę vertę, kuri turėtų būti sukuriama klientui, tai šis klausimas tampa mažiau aktualus ir tampa įdomus pridėtinės vertės kūrimo klausimas, ko aš ir linkiu visiems klausytojams. Ačiū labai Vytai ir dabar žodį perduosim Rūtai Smertinienei, kuri yra Lietuvių profesionalų klubo valdybos pirmininkė. Tai Rūta, prašom.
Ačiū labai. Taip, taip, pasidalinsiu savo prezentaciją. Tikriausiai tikiuosi, kad matote, ar ne? Sveiki visi, aš esu Rūta Smertinienė ir atstovauju Lietuvių profesionalų Stokholme klubą. Mūsų klubas Stokholme veikia 10 metų ir dirbame tiek su pavieniais žmonėmis lietuviais, aktyviais lietuviais Stokholme, tiek su įmonėmis. Mano prezentacija kalbėsiu apie 2 temas, tai apie projektą Inovacijų tiltas ir apie klubo marketingo ir komunikacijos paslaugas. Projektas Inovacijų tiltas yra paremtas mūsų patirtimi. Kaip minėjau, tiek mūsų klubo nariais yra, kartais įmonės būna, ir mes pastebėjome, kad laikas nuo laiko vis gauname užklausas. Ir per 10 metų dirbant nuosekliai su klubu pasimatė, kad tas užklausos ateinančios iš Lietuvos įmonių, jos pasikartoja. Todėl šiais metais mes nutarėme kreiptis į Švedijos Lietuvos fondą, Švedijos Lietuvos vystymo fondą ir su iniciatyva, kad jie paremtų mūsų noras rinkti medžiagą, kuri padėtų Lietuvos įmonėms norinčiams vystyti verslą Švedijoje. Pastebėjome, kad dažniausiai mus kreipiasi mažos arba vidutinio dydžio įmonės, nes didelės įmonės, jas aišku turi konsultantus, jos turi tiek vidinius resursus, tiek gali pasisamdyti išorinius konsultantus. Deja, su informacijos rinkimu ir konsultavimu susiduria mažos ir vidutinės įmonės, ypač įmonės, kurios tik tai pradeda savo veiklą arba kurios, sakykime, nori dar tik pradėti savo veiklą Švedijoje. Tai mums kilo mintis surinkti tokią pagrindinę informaciją, kuri būtų vertinga įmonėms norinčiams ateiti į Švediją. Ir plus mes dar pamatėme, kad, kaip ir šiandien šitas seminaras kaip pavyzdys yra, kad į mus labai dažnai kreipiasi informacinių technologijų įmonės, taip pat iš Lietuvos vis nori plėstis gyvybės mokslo inžinierijos įmonės ir kas labai Lietuva kuo pasižymi ir turi, ir kas yra aktualu Švedijoje, tai natūralaus arba smart food įmonės. Taigi mes esam pasirengę ne tik tai surinkti pagrindinę informaciją apie atėjimą į Švediją, bet ir būtent truputį pateikti specializuotus pasiūlymus šių 4 industrijų atstovams. Mūsų projekto partneriai yra inovacijų agentūra, Lietuvos ambasada Švedijoje, Švedijos prekybos rūmai Lietuvoje ir Vilniaus ir Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai. Tai jeigu jūs esate šių organizacijų nariai ir su jais bendradarbiaujate, tai aš labai tikiuosi, kad laikas nuo laiko pamatysite informacinius skelbimus, banerius apie mūsų projektą ir tų informacinių banerių pagalba ateisite į mūsų tinklapį, kur rasite informaciją. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti tik tai rudenį, bet mes jau paskelbėme pirmą informacinį biuletenį, kurio ir pavadinimas toks yra, kaip pradėti vystyti verslą Švedijoje. Aš įdėjau nuorodą, kur galėsite rasti tą pirmą biuletenį ir jį mums padėjo parengti viena konsultacinė įmonė, kurios pagrindinė būstinė yra įsikūrusi Taline, bet jie vykdo savo veiklą 7 šalyse. Ir jie konsultuoja būtent įmonės norinčias vystyti verslą tose užsienio rinkose. Taigi jie pirmame biuletenyje, jeigu jūs domina, jūs galėsite rasti netgi 6 būdus, kaip galima ateiti į Švedijos rinką, kaip oficialiai, sakykime, įsiteisinti Švedijos rinkoje, yra aptarti kiekvieno būdo pliusai ir minusai, kapitalo mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kiti reikalavimai. Tai yra oficiali informacija, kurią tikrai reikia žinoti, norint pradėti verslą Švedijoje. Plus prie kiekvieno informacinio biuletenio mes planuojame pridėti tokias interviu su tam tikrų sričių ekspertais, kurie pasidalintų patarimais. Tai prie pirmo biuletenio mes paskelbėm interviu su Mailika
iš OneOffice, mūsų partnerio, kur jinai mielai pasidalino savo praktiniais patyrimais, ypač vertingais mažom įmonėms, kurios norėtų ateiti į Švedijos rinką. Mailika, jinai 7 metus dirbo Švedijoje, tai tikrai žino Švedijos rinką ir manau, kad tie patarimai, kuriuos rasite tame straipsnėje, tikrai bus vertingi. Tikrai labai kviečiu užeiti į OneOffice tinklalapį, į mūsų partnerių tinklalapį, kur surašytos ir jų paslaugos ir jie mums tikrai labai liko gerą įspūdį, labai linkę bendradarbiauti, bendrauti, labai myliu žmonės, kurie tikrai mums labai padėjo rengiant pirmą biuletenį, tiek manau, kad ir jums, kurie ateis į Švedijos rinką, padės. Mes esame įsipareigoję parengti 5 biuletenius, tai kaip minėjau, pirmas jau buvo paskelbtas, tikrai kviečiu apsilankyti ir paskaityti. Antras bus ne ką mažiau įdomus, nes kaip Beslava minėjo, mes turime nuostabų klubo narį Anders Norin, kuris atstovavo Narbutą daug metų Švedijoje ir labai yra iš prigimties, kaip sakykim, pardavėjas. Ir manau, kad jisai mums tikrai padės parengti įdomų ir naudingą biuletenį, kaip ateiti į Švedijos rinką, kaip rasti pirmą klientą. Taip pat, kaip žinote, Švedija labai išsiskiria profsąjungomis ir yra pačių įvairiausių nuomonių apie profsąjungos. Taip pat mes jau ruošiame antrą biuletenį, būtent bendradarbiauti ir nebendradarbiauti su profsąjungomis, pliusai ir minusai. Kad tikrai jūs paskaitę tą biuletenį galėtumėte susidaryti vaizdą ir priimti sprendimą, kaip kokį kelią pasirinkti. Interviu tikriausiai turėsime su vienos statybų įmonės vadovų, nes labai daug yra Švedijoje dirbančių Lietuvos statybos įmonių ir jos labai yra prižiūrimas profsąjungų, tai aš manau, kad tikrai bus labai įdomus interviu irgi su įvairiomis išmoktomis pamokomis. Taip pat planuojame parengti marketingo Švedijų ypatumų biuletenį ir apie verslo etiką ir kultūrą Švedijoje, kas tikrai yra labai labai svarbu, kaip ne kartą šiandien buvo minėta, mes esame labai panašus, bet tų pačių ir turime tam tikrų skirtumų susikloščiusi per, sakykime, visuomenės kūrimuose etapus. Taigi, mano pirma dalis baigta, antra dalis apie klubo marketingo ir komunikacijos paslaugas. Kaip minėjau, mūsų klubas vykdo veiklą daugiau negu 10 metų ir pamatėme, kad ateina ne tik tai užklausa dėl informacijos, kad ir dėl kontaktų, tai yra iš Švedijos į Lietuvą, bet ateina ir kitas srautas užklausų iš Lietuvos į Švediją, kai įmonės turi įvairiausių poreikių. Tai ką mes įsigryninom ir kuo mes galim padėti įmonėms, kurios ateina Lietuvos įmonėms, tai su informacijos skelbimu nekartą mes gauname ir padedame skelbiant vienkartinę informaciją. Klubas per 10 metų, daugiau negu 10 metų veiklos išvystė labai kanalus, socialinius ir komunikacijos kanalus. Tiek klubo Facebook, tiek LinkedIn platforma labai mes turime pastovų 300+ žmonių grupę, kuris seka mūsų informaciją ir nori gauti iš mūsų informaciją. Taip pat mes turim susitarimą su lietuvių bendruomenė Švedijoje, kurios kanalais pasinaudojame tiek Facebooko grupėmis, tiek elektroninio pašto yra lietuvių bendruomenės Švedijoje elektroninis paštas, kur 700+ yra kontaktų. Tai tikrai paskelbti informaciją, kad ją gautų aktyvų žmonės, kurie yra nusiteikę priimti informaciją ir ją gauti, tikrai mes turime ir mokame, kaip tai padaryti. Taip pat mes galime užtikrinti ilgalaikį informacijos skleidimą, kad integruojant informaciją į klubo renginių skelbimus, mūsų klubas turi renginius vidutiniškai kartą per mėnesį. Tai tikrai galim integruoti ar tai paskelbti klubo tinklalapyje. Taip pat mes užsiimam labai specifinę paslaugą, tai tikslinė informacija, kada mes gautą informaciją iš Lietuvos persiunčiam labai tikslingam žmonių sąrašui, nes per 10 daugiau metų gyvavimo mes turim didelę kontaktų bazę. Nežiūrint
ne tik skelbiame informaciją, bet ir padedam suorganizuoti renginius, susitikimus. Tai su klubo nariais, taip pat kartais darome atvirus renginius, kada kviečiame ne tik klubo narius, bet ir lietuvių bendruomenės ar verslo įmonių atstovus. Tai gali būti patys įvairiausi renginiai, tiek tiesiog susipažinimo, tokio kaip įvaizdžio kūrimo Švedijos rinkoje, tiek iki kada renginyje yra pakviečiami labai specifinės, sakykime, srities, arba netgi sutartos, sakykime, srities ir netgi sutarti ekspertai. Taip pat dar viena paslauga, kada supažindinam labai su tikslingais kontaktais, aišku, prieš tai atsiklausia jų sutikimo. Tai ir noriu pasakyti, kad kadangi klubas yra savanoriška veikla ir nefinansuojama, tai tiesiog jeigu įmonės nori pasinaudoti mūsų paslaugomis, tai mes labai ir kviečiame tuo pačiu ir paremti klubą, vienokiu ir kitokiu būdu atsilyginti už šitas paslaugas. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū, Rūta, labai, ir tradiciškai irgi vienas klausimas jums, jau čia labai dažnai kartojame tą poreikį dėl švedų verslo kultūros bruožų žinojimo, tai galbūt jūs galėtumėte tada įvardinti, ką turėtų žinoti Lietuvos įmonės, kurios nori įžengti į Švedijos įmonę, būtent galvojant apie verslo kultūrą, vietos verslo kultūrą. Aš pasirengiau vieną skaidrę, jeigu galima dar kartą tiesiog, nes kai šnekame apie bendravimą su švedais, kas mane pačią nustebino ir apie ką aš visą laiką noriu šnekėti ir apie ką šnekėjo ir Vytas, ir Aušra, ir Veslava, tai apie patikimumas. Ir štai gal ir užtrunka tie santykiai su Švedija, nėra taip greitai su Švedija sukurti, nes patikimumas, pasitikėjimas, kaip ir gyvenime, jisai neatsiranda per vieną dieną. O Švedijoje tas labai yra svarbu ir kaip jį sukurti, aš čia tiesiog parašiau keletą tokių rekomendacijų. Tai užmezgus santykius tikrai reikia santykius užmegzti labai palengvins, jeigu turėsit rekomendacijas. Ir jeigu turėsit rekomendacijas iš Švedijos, iš švedų. Mane pačią, sakykime, kodėl aš atsidūriau Švedijoje, tiesiog irgi per rekomendaciją, neslėpsiu to. Labai, man atrodo, Vytas minėjo, kad turėti istorijas arba pavyzdžius, ką padarėt gero, kaip padėjot, svarbiausia, kaip padėjot kokia kažkokia įmonė. Nes kada dažniausiai kreipiam Švedijoje, pavyzdžiui, jeigu šnekant ypač apie IT konsultantus, IT sektorių, kada tikriausiai lengviausiai įeiti, kada didelė ir maža Švedijos įmonė reikia pagalbos, kada reikia tiesiog gesinti gaisrą. Dar patikimumas labai svarbus, patikimumas su švedais, tai aiški labai komunikacija. Problemų eskalavimas. Švedai vėlgi, jeigu tai šnekėti apie Švedijos ypatumą, tai no stress visuomenė. Tai aiški komunikacija, eskalavimas labai svarbu. Tas bandymas sukurti ryšį, čia Vyto klausimas, kaip sukurti ryšį, kai švedai po darbo eina namo. Taip, tai yra labai sudėtinga, bet tai yra fikas, kur, kaip sakėm, dalyvavimas fikose yra privalomas dalykas. Fika tai yra kavos gėrimo pertraukėlė. Ir dar vienas, ką labai noriu pabrėžti, nuoseklumas savo žodžiuose ir veiklose. Švedai neklauso, bet jie žiūri, jie stebi, kaip jūs dirbat ir kad jūsų elgsena neturi atsiskirti nuo jūsų žodžių. Ir kaip Veslava minėjo, ko pabaigi irgi, sukurti santykių Švedijoje, pasiruoškite ilgam procesui. Ačiū. Ačiū labai. Čia galbūt toks netgi galėtų klausimas būti bendras visiems, nes visi turi sukaupę savo kažkokią tai patirtį. Tai nežinau, gal tada paprašysiu dar Veslavos ir Vyto papildyti, būtent dėl kultūrinio.
Pritariu Rūtai dėl ilgalaikio santykio kūrimo, kad jis neatsiranda per vieną dieną. Jeigu jūs susipažįstat su žmogum, jūs domitės juo, jūs domitės, ko ta įmonė reikia, kaip jūs galite patenkinti jų poreikį arba kaip jūs galite išspręsti jų problemą. Tai iš esmės tas santykio kūrimas tai yra metai, o iki pirmo pasirašymo sutarties arba tų santykių verslo kūrimo aš drįsčiau teikti, kad tai būtų 2-3 metai rinkoje. Tai jeigu jūs turite verslą Lietuvoje ir norite išeiti į užsienio rinką, nusiteikite ilgam procesui. Jis yra ilgas. Nuo tada, kada jūs patvirtins, jis dar gali būti pusmetį, metai iki sutarties pasirašymo ir tų galutinių taškų sudėliojimo. Bet jis yra tikrai vertas, jeigu jūs žaidžiate arba jeigu jūs nusiteikia ilgam bendradarbiavimui. Nes jeigu švedas pasakė taip, tai yra ilgam, tai yra gerai. Tai tas patikimumas ir ilgalaikio santykio ir bendradarbiavimo kūrimas tikrai atsiperka. Aš dar tik Ir tuo noriu pačiu- pasakyti, kadangi aš gal neprisistačiau, aš dirbu Swedbank'e ir 13 metų prižiūriu padalinius, kurie užsiima paslaugų vystymu, tai yra kaip ir tokios IT kompanijos banko viduje. Tai kodėl dar gali būti vienas dalykas dėl to ilgumo, dėl biudžeto patvirtinimo. Tai reikia atsiminti, kad yra metiniai biudžeto atvirtinimo procesai ir nuo to, kai organizacijai kyla idėja kažką daryti, keisti platformas ar kurti produktus, iki to, kad kol gaus biudžetą ir kol jau pradės samdyti, gali iš tikrųjų užtrukti laiko. Tai čia dar tas momentas, dirbant su didelėm įmonėm. Atsiprašau, Vytai. Nėra turbūt ką pridurti, viskas gan išsamei pasakyta ir tuo pačiu, aišku, tas pasitikėjimo kūrimas, gal iš tos tikėjo patirties, kurią teko patirti, tai kiekviena galimybė pabendradarbiauti, kiekviena galimybė pabendrauti, susitikti, tai yra galimybė sukurti tą pasitikėjimą. Ir kartais tos galimybės atrodo labai menkos, kažkokie smulkus užsakymai, smulkus projektai, tačiau nereikia juos numoti ranka. Yra, kaip minėjo Rūta, galimybė parodyti savo, ar žodžiai atitinka darbus, ar tu gali būti patikimų partnerių, galbūt kažkokią kontekstinę informaciją sužinoti, kuri galės būti svarbi ateityje. Tai reikia ieškoti progų, reikia jas kurti, net jeigu tai ne kažkokie laikas po darbo, o fikos. Ačiū labai visiems, aš gal dar iš savo pusės papildysiu, kad iš tikrųjų švedams būdingas dar ir ilgas sprendimų priėmimo laikas, nes jeigu žiūrėtumėm į tokį sprendimų priėmimo greičio spektrą, tai vienam spektro gale būtų turbūt amerikiečiai, kitam japonai, tai švedai būtų kažkur tai arčiau japonų. Ir švedams yra būdingas tokio susitikimo kultūra, susitikimas prieš susitikimą, kad suprastume, apie ką tarėmės, ir po susitikimo. Tai toksai irgi galbūt momentas. Ir dar tarp klausimų irgi buvo minėta partnerių paieška ir aišku, tada kyla klausimų, tai kaip dabar tuos partnerius surasti ir kokie tie būtų partneriai. Tai Rūta jau minėjo, kad yra iš tikrųjų ir lietuvių profesionalų klubas Stokholme, yra ir reiškia daugiau lietuvių profesionalų ir kituose miestuose dirbančių įvairiuose sektoriuose. Bet kuriuo atveju kviestumėm įmonės parašyti ambasadai, turim duomenų bazės, kuriomis irgi kviestumėm pasinaudoti. Reikia pasinaudoti ir bendruomenių teikiamą, profesionalių bendruomenių teikiamą pagalbą. Turime galų gale garbės konsulų tinklą, kurie vėlgi turi savo kontaktų sąrašą ir visada tikslinga pasitikrinti. Taip pat yra eilė įvairių programų, ne vien eksporto klubas, bet yra taip pat ir tokios programos kaip Tuoj sekundėlę tik tai prisiminsiu. Ant liežuvio galo dabar. Yra dar viena programa, kur vėlgi galima prašyti tokio kaip mentoriaus įmonė iš lietuvių profesionalų bendruomenės. Marija galbūt mane galės po to papildyti. Žodžiu, instrumentų yra nemažai ir mes kaip diplomatai irgi
nesėdim rankų sudėję, dalyvaujam įvairiuose renginiuose, tiek konferencijose, tiek kituose renginiuose, stengiamės megzti tenai kontaktus, na ir tie kontaktai yra ne mum, tie kontaktai yra jums įmonėms. Tai visada vertinga susisiekti, pasitikrinti, galbūt ne vieną kartą, galbūt ir su tam tikru intervalu, galbūt atsirado kažkoks naujas kontaktas, kuris gali būti jum naudingas. Tai čia vietoje turbūt sustosiu ir grąžinu žodį Marijai. Labai labai ačiū Dariui už moderavimą ir patirties pasidalijimą. Labai dėkoju visiems pranešėjams. Ir iš tikrųjų, Dariau, mano pabaigos žinutės iš esmės kartojasi. Tai yra kvietimas įmonėms naudotis krūvą kontaktų, kuriuos gavote, matėte šiandien. Renginio įrašas toliau bus inovacijų agentūros socialiniuose tinkluose ir kitaip platinamas, galima bet kada atsisukti, susisiekti bet kuriuo iš pranešėjų ir iš tikrųjų labai kviečiame irgi bendrauti tiek komercijos atašė, ambasada, kaip girdėjote, ypatingai stiprus ir pasiruošęs su verslu bendrauti Stokholmo profesionalų klubas ir mūsų Global Lithuanian Leaders tinklas, kuris gali atverti duris ir parodyti daugiau kitų rinkų su kitais profesionalų klubais ir profesionalais pavieniais. Tai šiandien toks mūsų paskutinis šiais metais eksporto klubas ir iki kitų susitikimų ir pasimatysime kitais metais. Viso.